Spuogeliai yra dažniausia moterų odos problema. Todėl Ikona TV ir odos klinika nusprendė patikrinti, kaip galima efektyviausiai, lengviausiai panaikinti šią problemą. Į pagalbą pasikvietėme SOS jaunimo namų globotinę Gerdą ir žiūrėsime, kaip veikia rūgštinės procedūros. Gerdos atveju mes turim nuosekliai visą veidą pabertą smulkiais bėrimais. Pas mus čia problema išsispręs greičiau nei įprastai dėl to, kad bėrimas nėra gilus. Matom, kad dažnai Gerda paspaudo, pakrapšto. Krapštydamas klientas spuogą visą laiką išnešioja infekciją. Dar vienas dalykas, ką labai dažnai mėgsta, iššokus spuogui, imtis pirmo buteliuko salicilio spirito ir šiek tiek jį nudžiovinti. Tai nudžiovindami mes neišsprendžiam problemos, bet tik tai ją prislapinam. O galų gale, džiovinant odą, oda gauna signalą, kad riebalinė liauka negamina riebalo ir ją išskiria labiau. Tai vėlgi riebėja oda. Spuoguotoms odoms tai yra tai, kad merginos yra įpratusios naudoti mechaninius šveitiklius, tai yra su granulytėm esančius šveitiklius. Tai tokius dalykus reikėtų padėti į šoną būtent spuoguotoms odoms, nes su granulyte galima prakirsti spuogelį ir išnešioti infekciją per visą veidą. Tokiu atveju geriau naudoti fermentinius arba rūgštinius šveitiklius. Tai merginos dažniausiai nesprendžia problemos, bet bando ją paslėpti. Iš tiesų, tai slėpdamos problemą, jos tikrai jos neišspręs ir jie tik tai paslėps tam kartui po makiažo sluoksniu. O būtent uždėjus visą pudros sluoksnį mes kemšame papildomai poras ir mūsų problema tik ūmėja. Tai dabar geriausias būdas yra pasirinkti lengvas maskuojančias pudras, kad jos nekimštų porų. Geriausia būtų iš vis jos nenaudoti. Ir pagrindinis dalykas, ką merginoms labai svarbu yra daryti, tai gerai nuplauti makiažą po dienos. Tai yra pirmas žingsnis, kuris yra labai svarbus. Jeigu mes tik blogai nuplausim, mums iš karto kremas visas, kad tepsim ant pudros nenuplautos, bus blogai. Ką daro rūgštis? Tai, ką mes darysim viso procedūrų ciklą Gerdai, tai yra rūgštis skatina odos darbą, skatina ją dirbti. Tai būtent intensyvina ir fibroblastų veiklą, kas atsakingas už odos elastingumą, stangrumą. Kitas dalykas, veikiamas yra imuninės ląstelės, tai yra stiprėja odos imunitetas, atsparumas tiek saulės spinduliam, tiek šalčiai, tiek karščiai, lygiai taip pat tiem patiems spuogam. Rūgštis veikia prieš uždegimiškai odą, būtent rūgštiniai terpiai, tai nėra palanku mikroorganizmam daugintis, taip pat bakterijoms. Tai būtent mažėja spuogų atsiradimas ir tuo pačiu jie nyksta. Taip pat rūgštis sprendžia daugelį kitų problemų, su kuo susiduria klientai. Tai yra ne tik spuogai, bet ir išjautrėjusi, išsausėjusi oda, raukšlių turinti oda, pigmentuota oda. Visais atvejais skatinamas odos darbas, tai yra negyvų odos ląstelių nusisluoksniavimas ir paaktyvinama odos augimas. Kadangi rūgštinį jau atlikom, dabar mūsų esmė visa yra nuraminti odą. Tai tepam serumą po procedūros, kad nuraminti odą su vitaminu C, lantano junginiais, kurie skatina odos gijimą, kurie sumažins odos raudonį. Užtepsime serumą ir ant serumo dėsime kaukę su ichtiolu, kuri dar papildomai nuramins odą. Gerda, dabar svarbiausias tavo dalykas yra namuose nenaudoti maskuojančių priemonių, kurios dar papildomai kimštų poras. Mes padovanosime jums visą rinkinį, tai yra prausiklis, kremas ir maskuojantis antialerginis kremas, kuris nekimš porų ir kaip tik slopins uždegimą. Tepėm šitą raminamąjį kremą po procedūros, kad tada dar labiau nurimtų ir maskuojamąjį antialerginį kremą, kad nesimatytų mūsų žymaus paraudimo. Ir išleisim Gerdą namo. Tai ką, Gerda, duosim tau namų darbus. Tai dabar 2 dienas iš eilės naudojam tik vandenį prausimuisi ir kremą, kurį mes jums įdėsim. Tai yra atkuriamasis kremas normaliai riebiai odai. Jį naudosite ir rytais, ir vakarais. Jeigu yra poreikis, galite ir dienos bėgyje pasitepti šitą kremą. Po 2 dienų pradėsime naudoti prausiklį. Prausiklis šiek tiek jausite, kaip ir procedūros metu, šiek tiek perštėjo, tai ir nuo prausiklio šiek tiek šioks toks perštėjimas bus. Naudojam ryte vakare ant sauso veido, išmasažuojam, gerai nuplaunam, nusausinam ir tada vėl tepam kremą. Dovanų įdėjom ir maskuojančio antialerginio kremo mėginukus, tai išsibandysite ir maskuosite odos maskuojančią. Gerai? Ačiū.
Tai ką, iki susitikimo po savaitės laiko.